Sveiki, aš esu Andžiu Gera, tatuiruočių meistras ir šiandien papasakosiu apie tatų stilių, nuo kurio viskas prasidėjo. Tai yra old school stiliaus tatuiruotės. Old school stiliaus tatuiruotės atsirado 20 amžiuje apie 1930 metus. Tai iškart tapo kultiniu stilium, kuris gyvuoja iki dabar. Iš pradžių juo tatuiravosi jūreiviai, kareiviai ir visokie neformalaus stiliaus mėgėjai, kurie norėjo išreikšti save. Vienas žymiausių tokių stiliaus atradėjų tai visiems žinomas Sailor Jerry, netgi yra toksai romas. Va, ir ten yra tatų eskizai po etiketę, irgi labai smagu kartais pasižiūrėti, kas tai yra old school. Kaip atpažinti old school stilių? Old school stiliaus tatuiruotės dažnai būna paprastas, tai būna inkarai, kaukolės, kregždutės, kažkas labai minimaliai išreikšta su stora linija, mažai spalvos, dažniausiai spalvos būna 3, tai būna raudona, žalia, geltona, minimaliai šešėlio, bet iš karto iš toli matai, kas pavaizduota šitoj tatuiruotės. Old school stiliaus tatuiruotės puikiai tinka tiems, kas mėgsta klasiką, charakterį ir gauti tai, kas bus aktualu netgi po daugelių metų, kaip ir žinom, kad jau beveik 100 metų old school stiliaus tatuiruotės gyvuoja. Jei nori kažko paprasto, bet su charakteriu, old school stilius būtent tau. Jei tau patinka old school stiliaus tatuiruotės, atvyk pas mus į studiją, sukursim tau individualų eskizą ir atliksim kokybišką tatuiruotę. Jeigu norėtum sužinoti daugiau apie kitus tatų stilius, rašyk komentaruose, spausk laiką. Iki. Darysim.